Kitas mūsų laidos siužetas skirtas vaikų psichologiniai sveikatai. Ši tema išties aktuali visus metus, tačiau dabar, kai prasideda naujieji mokslo metai, mažieji išeina į darželius, man atrodo šis klausimas labai svarbus. Taigi dabar kalbiname vaikų psichologę ir klausime, kokios problemos dažniausiai kamuoja mūsų mažuosius, o svarbiausia, kur jas galima išspręsti. Netaip seniai Jungtinių tautų fondo atliktas tyrimas atskleidė, jog mažieji mūsų šalies piliečiai yra nelaimingiausi Europoje. Lietuvos tėveliai savo vaikams per dieną teskiria vos 7 minutės dėmesio, o juk vaikystė yra pamatmenybės formavimuisi. Juk vaikų skiepimos vertybės, įgūdžiai išlieka visą gyvenimą. Labai svarbu stebėti mažylį ir rūpintis ne tik materialinę gerovę, bet psichologinę būseną. Juk tik atsiradusi problema daug lengviau sprendžiama nei įsiseniai. Iš praktikos galiu pasakyti, kad yra tokių šeimų, kur iš tikrųjų labai rūpinasi vaikų, ta psichologinė sveikata. Jie, pavyzdžiui, ateina pasitarti, kaip pratinti prie lovelės, kaip paruošti vaiką savo broliuką ar sesutei, kaip paruošti pirmai klasiai. Jie rūpinasi ir tiesiog matosi, kad tikrai stengiasi, kad jisai augtų tokioj, saugioje aplinkoje. O aš patarčiau šiaip tėvams, tai, kad jie visą laiką besąlygiškai mylėtų vaiką už tai, kad jis yra šalia. Kad parodytų, kaip yra supykstama, kaip yra atleidžiama, kad jisai jaustųsi saugus namuose, kad nuspėtų tėvų elgesį, tarkim, kad kiekvieną rytą atsikėlė, jie žinotų, kad tokiu atveju gali mama supykti, tokiu atveju mama gali kaip tik apkabinti. Aišku, apkabinimas yra labai svarbus vaikui, per dieną reikia kuo daugiau paliesti vaiką, kad jis jaustųsi tą artumą. Toliau labai svarbu yra ir rutina, ir dienotvarkė, ir sveika mityba, ir fizinis aktyvumas. Tiesiog ir visą laiką reikia iš vaiko reikalauti to, kas yra pajėgu jo amžiui. Nereikia reikalauti per daug ir, aišku, nedaryti visko už jį. Nes jeigu, tarkim, tėveliai kartais iš didelės meilės tam stengiasi apsaugoti vaiką ir labai daug dalykų padaro už jį patį, tas savarankiškumas nukenčia ir, aišku, pasitikėjimas savimi, nes jis tada pradeda galvoti, kad jis nieko nesugeba. Tai tiesiog išlaikyti pusiausvyrą ir, aišku, visą laiką tėveliams būti šalia, kai vaikui to labiausiai reikia suprasti, nesityčioti, pastiprinti, paskatinti, pakalbėti. Ir dar vienas toksai, šiaip savivertei kelti, pasitikėjimui vaikų, bendrumui tarp mamos ar ten tėčio ir vaiko. Tai yra vakariniai pasikalbėjimai, kai jau ramu, atsigula į lovą vaikas, tai tiesiog aptarti visą dieną, kaip jam sekėsi ir kada nusiminė, kaip jam tenai pavyko kažką pasiekti ir viską aptarti, tiesiog tokį kaip užbaigimą dienos padaryti, kad vaikas jau viską išsikrovęs eitų miegoti ramiai. Ir aišku, tėvai turi ten dėmesingai išklausyti ir netraukti. Ir jeigu ten pasako, kad iš manęs ten pasijuokia, arba aš pasijutau, kad nesugebu kažko, kad nepasijuokto, kaip tik ramiai paklausytų ir išsiaiškinti, kodėl jis taip mano, kodėl jam tai labai skaudu ir pakeisti kažkaip jo tą suvokimą. Džiaugsmingai prasidėję mokslo metai gali greitai tapti liūdesio akimirkomis. Darželio duris tik pravėrusiems vaikams naujovės gali greitai apkarsti, nes jie suvoks, kad auklytė tėra mamos ir tėtės pakaitalas. O pirmoje klasėje gauna tokią streso dozę, kaip suaugęs žmogus keičiantis darbą. Tik vaiko emocijos kur kas stipresnės. Ir jeigu tėveliai mato, jog vaikas yra neramus, jį ėmė kankinti nemiga, dingo apetitas ir nuolat vaikšto liūdnas, jau dėrėtų ieškoti profesionalios pagalbos. Medicinos centras Neuromeda garsėja ne tik šiuolaikinio labai efektyvaus gydymo metodais, bet ir dėmesingumu savo klientams ir norų bei galimybėmis jiems padėti visiškai pasveikti. Pirmiausia, tai kai vaikas ateina su tėveliais ar atveda kas nors, tai mes išsiaiškiname, kokia problema, žiūrime visą aplinką, kas tenai vyksta, ištiriam, įvertinam būklę, pasižiūrim, kokie yra tinkamiausi metodai, priemonės, pasišnekame visi kartu, susidarom kažkokį planą ir siekiam visi bendrų rezultatų, tų tikslų. Ir tada jau gaunasi tokia visapusiška pagalba. Ir tas trečias asmuo, kaip psichologas, jis mato viską iš šono. Kartais to nepastebi ar vaikai, ar tėvai. Bet iš tikrųjų tėvai turbūt daugiau turėtų dėti pastangų. Čia labai įvairiai. Jeigu yra mažas vaikelis, tai aišku, tėvai turi daugiau dėti pastangų. Ir kuo vaikas auga, stiprėja, to mažiau tėvų gali prisidėti prie tos pagalbos. Bet kitu atveju visą laiką vaikas yra su tėvais. Tai norint vaiką keisti, reikia, kad ir tėvai šiek tiek keistųsi. Tai viskas yra susiję.
Neuromedoje mes taikome kognityvinę elgesio terapiją, jinai labai yra efektyvi ir dažnai mes stengiamės išspręsti tokias problemas kaip vaikų nerimas, nuotaikos svyravimai, baimės ir įkyrumai, kai vaikas pajaučia kažkokią skriaudą, tarkim, kai iš jo juokiasi vaikai, kai susilaukia sunkumų su mokytojais, mokykloje ir su bendraamžiais, kai patiria sunkumų šeimoje, tarkim, paauglius konsultuojame, jeigu jie nori pasiplanuoti savo profesinę veiklą, jeigu nori save labiau pažinti, taip pat konsultuojame paauglius ir vaikus, jeigu turi tokių kaip ir šlapimo nelaikymo problemų, taikome tokius labai efektyvius šlapinimosi sulaikymo treniruoklius, kurie iš tiesų padeda. Taip pat maišom visokius metodus, ten paišymam, ką ten dar, smėlį dabar bandysime taikyti, plasteliną, pokalbius, žaidimus, tas, kas yra iš tikrųjų efektyvus su vaikais ir paaugliais. Neuromeda – tai pirmasis medicinos centras Lietuvoje besispecializuojantis nervų ir psichikos ligų gydyme. Psichologinės pagalbos centras savo veiklą pradėjo Kaune, o šiemet tik neseniai atvėrė duris ir Vilniuje. Įstaigoje dirbantys specialistai nuolat tobulinasi Lietuvoje bei užsienyje, dalyvauja tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose ir programuose. Šiame centre gydomos nervų sistemos ir psichikos ligos, atliekama psichologinė, psichoterapinė ir psichiatrinė diagnostika, teikiama profesionali pagalba suaugusiems, paaugliams, vaikams ir jų tėvams. Taip pat yra organizuojami vaikų psichologinio ugdymo ir terapijos tęstiniai užsiėmimai. Psichologinio socialinio lavinimo grupė Laimės pamokėlė, pažintinių procesų lavinimo grupė Žemėlapis, bendravimo įgūdžių ir problemų įveikimo tobulinimo grupė Aš galiu.